Nu tai labą dieną. Seniai besimatėm. Sveikinu su jums iš pat kūlimą įkarštį. Nu, dabar tik važiuojam dar kolti. Kadangi išlinda pagaliau palankus oro kūlimams, nes tepta eilė beveik pusantro mėnesį ištisa Lietaus. Tai dabar turim trupnį šiltą savaitę, stengiamės kuo daugiau apsikolti, kiek įmanom. Tai dabar po pirmą mušam kveitrugius, nes jau yra kveitom buvo smarkiai pagulėn ir čiut padygusių, tai reikia kuo greičiau vans nusiimti. Dabar apsimušau šitas aplinknumus smėlius, priesmėlių laukus, tai derlius kažkur iš čia gavos po 4,3 tons iš hektarą. Tai ten visai pozitina, nes prieš porą metų čia irgi buvo kveitrugiai pasėti, tačiau tas metas buvo sausra labai didelį. Tai derlius kažkur 3 tons iš hektarą tiesiai. Ir dabar dar liek šitas kažkur 3,5 hektarą kveitrugių. Tai čia pats derlingiausias mano laukėlis. Tai ten kol kas primečiau, kad burn kažkur 6-7 tons iš hektarą. Bet pilną derlingumą galėsiu skaičiuoti, kad jau priekabos bus. Eldis jau su priekabu lauk. Kol kas skolas labai gražiai. Masės daug, nes šiauts ilgas, kadangi nėra trumpins. Veitomis matos ir pagulimų, bet netokiai bais. Su pakeliukas ein paim. Nuvažiavau pirmyn, atgal pirmyn. Ir beveik pilns bunkeris. Čia daveic yra. Tai pernai tikrai labai gera. 16,7. Ne per seniausia normali rasa nukrėta. Tai ką pridainuosas bus, kad vakar jau 16 arba 15,5 stringės. Geriau niek nebešlauksas, reikia kolti ir nukolti. Gerai, dainuoju, turam 13,6 drėgmės. Pats gazas varysam iki vakar. Veina priekab didžiojo prikūliau. Kažkur bus koks 9,5 tons. Tik ta veina bėda, kol pagalba grįžtų iš darbų. Nėra kam priekabs suvairuoti. Tai jau gaištas laiks. Kad čia prikaitin. Vienas geras dalykas, kad kondicionierius yra. O antras, tačiau blogas dalykas, kad kondicionierius neveikia. Ta prasme, kondicionieriaus siurbliais veiklis gera, bet pos iš langų ir kiaurų. Tai čia po darbymečiaus reikės apsiimti, sutvarkyti. Nes prie to įkarčiaus reikėtų trupinę darbuotojais, alikščiuoti tapo jau ir iškrėsti iš karčiaus gali. Veina žalį, varom į kiet žalį. Bent jau gražus oras pasivaikščioti.
bunkeris pilnas. Nedaug beliek. Lauku, kol baigs grūdus išpilti į sandėlį. Turėtų neužilgo atvaryti. Ir paskutiniai kvietrugiai. Palaukit dar. Dabar jau tikrai paskutiniai. Su kvietrugės jau viskas. Tai panašiai ir išėjai, bent jau palei priekab skaičiuojant, kažkur manau bus 40 tonų prisikūlinti. Tai iš prastų į laukėlį kažkur po 4,3 tonus išeitų, o iš čia tai gerai bus kažkur po 6 tonus iš hektarą. Bet dar perskaičiausias, kaip išvešas ir tikslus svorišinusias. O dabar reikia baigti grūdų suvaryti į sandėlį, pailsinti žandyrį. Ir varysam toliau į kviečius kolti. Dar 10 hektarų lieka. Teisingai ir sakė, juk šventą dieną negali dirbti. Į sumis liktų tep. Nu, buvau jau ratą paskerdin. Kad keitėm ribos, bet nemaniau, kad tep greitą. Kuliu žieminius kviečius Vileika. Tai specialiai dėl prastų, smėlingų, biškį rūgščių žemių pasirinkau tokią veislę. Dar kadangi dauguma mano laukų yra aplink pamiškės, o ši veislė yra su apuotais. Tai ką žinau, vizualiai atrodo tai gana labai gerai. Gavė tik tais 200 kg į hektarą salietros ir 100 kg sulfato. Na ir vienas purškimas nuo žolių. Tai kol kas palei byrėjimą galiu spręsti, kad kažkur 5 tonus iš hektaro bus. Tėvuks priiminė grūdus, nes naujas šuonis biškį pagėdo. Truputėlį priekiniam telto šoninę pavarą salnik pramoš. Tai teks dabar biškį supėlik pavarinėti. Vežam pirmą priekabą grūdų pridauti elevatorių su naujoju traktoriu. Tai ko galiu pasakyti, važiavom tai labai smagia, ganėtina minkšta, pakankama tylė šitą, jei normaliai šnekėti, savi galim girdėti, ne kad Belarus. Pavaras įginijas labai gražiai, nei čerž, nei ko. Vairas lengviausiai savim per šilgį supinėti. Tik viena bėda yra priekabė ir nedėkinga, nes ant ir belingių ir su plačias ratas. Tai vis amortizacija tos priekabs yra tratų. Tai šitą ką apvažiuojas, ana šokį nepastoviam padangu ir vis traktorių tom. Tai ne, pagauti to gerą važiavim. Manau, jie būtų normaliai priekab su lingiem ir su siauresnės tokias kapurnės ratas, tada žymiai gražiau važiuotų traktorius. Atvykau į elevatorių, ką per patį darbymį nebaisa didelis eilis, bet ir. Nu, jeigu visų didžiųjų dalsių kviečias esam, tai gan greit pajudėsam, nes steptai telšiu iš čia labai lėta eilis juda.